Flegma gyvena. Žinot, ką reiškia flegma. Karočiui, kur lėtai viską veikia. Nu ir ieško darbo. Visur ieško darbo. Žurnalus, visus laikraščius, skelbimus, internetus prahujarinės. Nu niekaip, nu niekur nieko. Kur ten paskambina, nieks nieko nenori. Karočiui, biržą užsirašo, ten irgi 2 metus stovi, nieks darbo niekokio nesiūlo, nes ką tu jam pasiūlysi kiaušinių, žinai. Pizdu, blėt, jau reikia žinai, dirbti. Nu, į zoologijos sodą ten atrinko paskutinį variantą. Galvoja, nu kažkur gal paleis, šūdus kokius valy, dar kažką. So, flegma įsiunčia, atvaro flegma, karočiui, į zoologijos sodą pas direktorių. O, diena, nu, ten direktorius su pešonė, davai pervesim. Eina direktorius su flegma ir galvoja, nu, blėt, galvoja, tai kur tu tokio kūro kiši? Ir ten sueina, ir ten, nu, niekur, ne. Blėt, žiūri, karočiui, stovi, nahui, gardas, blemba, vėžlių. Nu, galvoja, tiks. Ar girdi, sako? Aha. Sako, sugebėsi vėžlių saugot? Tai jo, galiu. Tai va, sako, stovi ir saugai, viskas toks ir darbas, sako. Gerai, nu ir nuėjo direktorius, karočiui, flegma stovi, saugo. Praeidamas, karočiui, pro šoną dirikas už kokių poros valandų, štai taip dirs, pizda, žiūri, durys atidarytos, gardas, tuščias, karočiui, vėžlių nei vieno, flegma stovi prie gardelio. Atbėgo, sako, tu daunas, ar kas tau ir debilė, tu sako, kur tu vėžlius padėjai? Tai aš nieko nedariau, sako, ką tu nieko nedarai, tai išleidai? Ne, sako, aš va tik tais norėjau biškį pasižiūrėti vartelius, čiut pradariau, o jie, ble, tik fuk.